Labas vakaras kolektyvas. Lengva tema, galbūt jau kalbėta, kiek per TikToką, kiek per YouTube'ą preliminariai užsiminta. Pakalbėsime apie imbalansus, kitaip žinomus kaip fair value gapas. Svarbus faktorius iš tikrųjų vienas iš tų, kurių marketas siekia. Imbalansus reikia užpildyti, tą marketas daro. Su tuo mes galime pasinaudoti ir įeiti į tam tikras pozicijas. Imbalansą labai svarbu suvokti, tikrai labai svarbu suvokti. Ir reikia suprasti, kada imbalansą atvyks marketas užpildyti. Tad judame prie pavyzdžių ir mes pasižiūrėsime. Pats marketas, jūs kaip žinote, juda nuo vieno taško prie kito, formuodamas šiuo atveju high low ir high, sukurdamas tokius taškus. Ir paskeisdamas čia rektorį pradeda judėti kitą kryptimį. Dabar žiūrėkit. Yra du variantai, kaip juda marketas. Šiuo atveju mes turime high low. Čia kaip ir viskas aišku. Šitoj vietoj mes turime high. Ir viskas. Dar čia parašom porą. Čia turime low. Čia turime lower high. Dabar žiūrėkit, visas šitas grįžimas. Iki kur kaina grįžta. Yra dvi opcijos, iki kur kaina grįž. Retesnis atvejis, jo kaina šioje vietoje grįž mums iki demand zonos. Pavyzdžiui, gali grįžti iki demand zonos. Bet jeigu marketas juda uptrendu, kaip šiuo atveju mes matome, kaina juda uptrendu, didesnis variantas, jog kaina šioje vietoje siekia užpildyti imbalansą. Balansas užpildytas, kaina gali paduoti toliau į viršų. Šiuo atveju lygiai tas pats. Mes turėjome, tarkime, šioje vietoje kažkokį imbalansą. Kaina ką padarė? Nuo high grįžo, sukurdama high low. Ir šioje vietoje ką padarė? Sukilo, sukurdama mums highest price. Lygiai tas pats. Čia mums padavė į apačią, sukurdama change of character ir padavė į viršų. Vat po change of character mes galime bandyti ieškoti fair value gapų iš tikrųjų. O tokių kaip imbalance, nes kaina grįžta juos pildyti. Po change of character kaina yra didesnis šansas, sakykime tai procentaliai, jo kaina sukils iki mūsų imbalanso, jį užpildys ir toliau pradės judėti į apačią. Marketas taip struktūrizuotas ir jeigu šioje vietoje buvo stiprus pušinimas į apačią, pavyzdžiui, per kelis tik tai candle, mes turėsime labai stiprų judėjimą. Tarkime, vienas candle'as, paimkime čia palamą, piešiam gražiau, raudonas, pilna piešiam, vienas, čia bus 2. Biškai reikia palaikyti. 1, 2. Ir 3. Turime 3 candle'us, pas kurios buvo palikti kažkokie vikai. Ir mūsų imbalansas šioje vietoje piešėsi labai paprastai. Imbalansas pas mus šioje vietoje nusipieš nuo pirmo candle'o žemiausio taško, kas būtų vikas, ir trečiojo candle'o viršus. Tai tarkime, vikas čia užsidarė, Tai šioje vietoje visas šitas bairis. Prisiartinam dar. Žemiausias pirmo candle'o taškas ir aukščiausias trečio. Šioje vietoje mes turime ką? Mes turime imbalansą. Marketas grįš jį užpildyti, nes nuo šitos vietos, čia reiškia buvo kažkokia supply zona, paimkime, šitaip, buvo kažkokia supply zona, grįžo kaina iki jos, sukilo ir tada labai stipriai pradėjo pušinti, sukurdama mums imbalansą, kitaip žinoma, kaip fair value gap. Kaina ką tada padarė, sukilo iki jos, ją užpildė ir pradėjo toliau judėti į apačią. Mums formuodama naują bosą ir naują struktūrą, judėdama toliau žemyn į apačią. Dabar žiūrėkite, ką mes turime. Ką mes matome iš karto, jo kaina juda į apačią, reiškia,
lower low, slower high, lower low, lower high. Ane, kaip ir viskas aišku. Šioje vietoje mes turime minimalų, tačiau užvikuotą change of character. Ne, turime mes change of character. Ir ką galime iš karto pamatyti? 1, 2, 3 candlai. Šioje vietoje mes turime ką? Mes turime mūsų imbalance, mes turime mūsų fair value gap. Ane? Dabar ko galime tikėtis, ko galime laukti? Tai yra, kol kaina grįž iki jo, šioje vietoje, kol kaina grįž mums iki fair value gap, jie užpildys ir tada paduos, sakykime, jau į viršų. Tad galime pasižiūrėti, kaip gyvyktų. Kaina ką padarė va šitoje vietoje. O 1, 2, 3, 4, 5 candle. Nu, tai po paros, sakykime, nes 4 valandų grafikas. Užpildė šioje vietoje fair value gap, mūsų imbalance ir pradėjo judėti ten, kur buvo spaudimas. Tai yra, jog parodoma, jog rinkoje šiuo atveju pasijungia buyeriai ir buyeriai nori, kad euras stiprėtų prieš mūsų Šveicarijos franką. Ta kaina ir daro. Jinai pradėjo stiprėti, judėdama į viršų. Labai elementarus pavyzdukas, tačiau tokių dalykų kaina siekia užpildyti. Ar ne taip? Čia dabar vėlgi lygiai tas pats galim pasižiūrėti. Grįžtam truputuką atgal. Turime ką? Turime šioje vietoje imbalance. Kaina grįžo, kad ir labai minimaliai. Ir padavė į apačią, sukurdama naują boss. Reiškia, nuo šios vietos pradėjo judėti į apačią. Tarkime, turime shortą šitoj pozicijai. Labai jau čia nekoks shortas, tačiau galime paimti 1,6 risk rewardas. Rizikuoji procentų, uždirbsi 1,6%. Kitaip tariant, rizikuosi 1000, uždirbsi 1006. Tai užtruktų. Čia, kaip matote, yra 4 valandų grafikas, tačiau viskas ganėtinai yra preliminaru ir viskas šitai pavyksta. Galima eiti dar atgal pasižiūrėti, kasgi čia buvo. Čia buvo labai, labai stiprus judėjimas į apačią. Ir mes turime vėl, čia turime fair value gap. Žiūrėkit, ką padarė? Užpildė, pradėjo judėti į apačią. Čia turėjome fair value gap. Ką padarė kaina? Užpildė, pradėjo judėti į apačią. Čia lygiai taip pat turėjome 1, 2, 3, čia mes turėjome minimalų fair value gapą, kuris buvo užpildytas, netgi virš jo paduota ir paduota kaina į apačią. Reiškia, šioje vietoje mes galbūt turėjome netgi dar stipresnę supply zone. Galime pajudėti dar toliau. Dabar žiūrėkit, turime čia didžiulį imbalance, ne? Reiškia, šioje vietoje kaina mums padavė į apačią. Šioje vietoje dar, kaip matote, pasikeitė charakteris, bet tas ilgai netruko. Kaina pradėjo judėti į apačią, grįžo, formuodama naujus high ir high low. Ir čia pilnai užpildžiusi, ką padarė, nujudėjo į viršų, užpildydama visą mūsų imbalansą ir paduodama dar stipriau į viršų. Antras pavyzdukas GBP USD. Dabar žiūrėkit, ką turime. Turime stiprų pušinimą mes į apačią. Ir šioje vietoje žiūrėkit, kiek yra mums imbalance. 1. Šioje vietoje. Labai minimaliai užpildytas, bet jis yra užpildytas. Čia toliau imbalances. Čia imbalances. Ir čia jau nelabai ką būtų galima rasti. Galbūt šioje vietoje dar turime mes labai minimalų imbalansą, kuris lygiai taip pat buvo užpildytas. Bet žiūrėkit, marketas sujudėjo į apačią labai stipriai. Tačiau vis tiek, ką jisai padarė, jis pradėjo įdėti viršų, užpildytamas tiek pirmą, tiek antrą, tiek trečią mūsų imbalansą. Marketas to siekia, taip marketas juda, toks jo variklis, sakykime. Tai liaudiškai tariant, čia yra jo variklis. Imbalansai ir antra sudedamoji dalis yra liquidity. Ačiū, kad žiūrėjot. Teorija ganėtinai paprasta. 1, 2, 3 candlai, pirmo candlo didžiausias taškas ir trečio candlo žemiausias taškas. Arba atvirkščiai priklausomai nuo trendo ir kur eina candlai. Susidėliojat, pasižiūri teoriją ir bandot žiūrėti, kaip marketas juos reaguoja, ar pasikeis, tarkim, į support resistance lygį,
ar jį pilnai breikins, kaip reaguos, ką darys. Visą laiką reikia žiūrėti, kaip marketas reaguoja į tam tikrus lygius. Ta darydami pagerinsite savo levelį. Žinot, ką dar darydami pagerinsite savo levelį. Visų pirma, geras brokeris apačioje, tikrai rasit pasaką. Finansuojama įmonė, čia reikia, bet reikia truputuką daugiau praktikos. Kitas labai svarbus dalykas, tai žinokit, bendruomenė. Jungiamės į bendruomenę, bendraujam, kalbamės, dalinamės idėjomis. Surinkti žmonės su vienu tikslu, tai yra uždirbti pinigų. Diskutuojam ir mes visi link to judam. Jeigu dar labiau reikia jums palaikymų, idėjų, kaip treidinti ir daugiau treidų, sakykime, jau su patirtimi, aš su savo komandu jums galiu padėti, jungiamės į premium. Tad mokomės, bandomės ir visi judame link bendro tikslo. Uždirbti dolerių. Bye bye.